Prasidėjo viskas prieš 3 metus mūsų darželyje. Mūsų direktorės pavaduotoja pasikvietė, reiškia, mus su Vita, su kolegė, nes mes ir anksčiau truputėlį daugiau sportavom su vaikais ir pasiūlė tiesiog dalyvauti projekte, kuris vadinasi Sveikatiada. Jinai turbūt iš internetinio tinklalapio sužinojo apie tą Sveikatiadą. Ir mums pasiūlė, sako, jūsų vaikučiai yra priešmokyklinukai, dideli, gal jūs norite pabandyti. Mes taip su kolegė pasitarėm, o kodėlgi ne, nes vis tiek mes sportuojam, vis tiek mes žaidžiam įvairius žaidimus judrius, galima pabandyti ir padalyvauti. Vaikams labiausiai tai patiko, tai mes vedėm pavasarį šventę, o šventė buvo, reiškia, Sveikatiados mankštijada vėlgi, ir mes pravedėm žiemos žaidimai. Žiemos, reiškia, visi tie žaidimai, kurie galėjo vykti lauke, bet vyko pas mus salėje. Mes važiavom su rogėm, su slydėm, vienu žodžiu, mėtėmės gniužtėmis, labai vaikams patiko. Ten buvo, jiems sakė, nepakartojama. Netgi šeimos nariai žino, kas pas mus vyksta ir vaikai gal jie dar mažiukai, bet jie sako, kad šiandien sportavom, o šiandien pas mus buvo šokių diena. Ir aš manau, kad irgi tėvai mato, kad pas mus vyksta ugdymas. Mūsų darželio kolegės irgi visas įtraukiam į tą veiklą. Kai mes jau jom pateikiam, ko ten vyks pusryčiai sveikuolių, tie pusryčiai, tai jos irgi tą galvoja, ką čia galima pasigaminti. Visada yra literatūra, varto internete, jau ten ką su vaikais, nes tai vaikai gamina, tai reikia apgalvoti, kad ten ir pjaustymai kažkokių tai daržovių ar vaisių. Labai džiaugiamės mūsų auklėtojomis, kurios noriai įsitraukė į Sveikatiados veiklas ir dalinosi savo idėjomis ir įtraukė visą darželio bendruomenę į šią veiklą. Mūsų darželis dalyvauja Sveikatiadoje jau 3 metus ir būtinai ir toliau mes skatinsim dalyvavimą ir įtraukimą kuo daugiau vaikų, tėvų ir pedagogų. Kas yra Sveikatiada? Košė, valgyt, vandenuką gerti, sportuoti, valgyt daržoves. Reikia sportuoti, reikia valgyti daug vitaminų ir reikia košę valgyti. Vitaminus ir mokyti, sportuoti, valgyti košę. O su kuo tu ryžių košę valgai? Su sausa. Pradėjus nuo mažiukų vaikų, tai tokia kaip seka, kaip sistema turėtų būti. Darželyje vaikai jau pradedama tas sveikatos linkme ugdyti vaikus. Jeigu dar bus tęstinumas mokykloje, aš manau, kad žmogus įsisąmonės, kad tikrai reikia gyventi sveikai, kad reikia nepamiršti sporto, kad reikia maitintis, stengtis sveikai. Manęs dažnai klausia, kas yra Sveikatiada. Ir mes turim tokį oficialų paaiškinimą, netgi išmokęs mintinai, tačiau iš tikrųjų, kai pagalvoju daugiau, kas iš tikrųjų yra Sveikatiada, ne vien tas oficialus ugdome vaikus, mokome, diegiame ir panašiai, tačiau būtent tas toks asmeninis santykis tarp mūsų, tarp vaikų, tarp mokytojų ir kai aš gyvai nuvažiuoju į mokyklas ir kai vaikai manęs būtent klausia, ar tu pats iš tikrųjų taip maitiniesi, ar tu pats tuo domiesi, ar tau įdomu, ir kai aš matau, kad kai
jų klausimuose žiba akis ir kai jiems natūraliai tai yra įdomu, tai jie nuoširdžiai domisi, tai man pačiam kyla tikrai didesnis stimulas, kad stengtis kažką pasiūlyti daugiau ir būtent ir kai vėliau kažkoks mažas trečiokas, ketvirtokas, kuris sako, kad nežinau, kad vandenį tiek daug reikia gerti, dabar tikrai gersiu, dar mamai pasakysiu, tai čia atrodo didžiausias pasiekimas. Juolab, kad keičiam būtent ne keliolikos, ne keliasdešimt, bet būtent didesnis skaičius, netgi šimtų ir tūkstančių, kaip rodo sveikatos statistiką gyvenimus, tai yra didžiulis pasiekimas ir čia yra pati didžiausia sveikatos sėkmė. Mėly mokytojai, turbūt pats didžiausias darbas yra ir pats didžiausias atsidavimas yra išmokyti mus gyventi savo. Matematikos, fizikos, chemijos ir biologijos išmokti gerokai lengviau negu pasirūpinti savimi. Ačiū Jums už tai, kad Jūs nieko nereikalaudami mainais atiduodate kiekvienas visą save tam, kad mes kiekvienas savyje gautumėm daug daugiau. Iš Jūsų. Nuo mitybos ir sveikos gyvensenos iš tikrųjų prasideda kokybiškas gyvenimas. Ir labai smagu, kad jūs, mokytojai, stengiatės daugelį metų įdėti vaikams į galvą taisyklingos mitybos visas taisyklės, rodėte jiems mankštas ir stengiatės, kad jie sektų jūsų pavyzdžiu. Ir aš šiandien esu darželėje ir šiandien yra paskutinė diena, kuomet mano dukra eis į darželį ir ji pradės lankyti mokyklą. Todėl kuo daugiau tokių mokytojų, nuo to tikrai bus visiems tikrai geriau ir mes mažiau išleisime vaistams ir žinokite, dažniau šypsosimės. Tai dar kartą ačiū. Gerbiami mokytojai, iš tikrųjų nuoširdus ačiū Jums už tai, kad Jūs rūpinatės mūsų vaikais, mokote juos gyvenimiškų, mokslo paslapčių. Iš tikrųjų norėčiau Jums palinkėti sėkmės, sveikatos, ištvermės Jūsų sunkiame darbe. Aš labai žaviuosi sveikatiados mokytojais, kurie aukoja savo brangų laiką ir deda visas pastangas, kad vaikai savo gyvenimo keliuose taptų čempionais.